Labas. Šiandien aš jums papasakosiu, kuo skiriasi aukštas ir žemas dažnis. Garsą sukuria bangos. Kuo dažniau jos vyruoja, tuo garsas aukštesnis. Pavyzdžiui, uodas skleidžia aukštą garsą, nes jos sparnai plazda labai greitai, o musės lėčiau, todėl jos skleidžiamas garsas yra žemesnis. Kuo daugiau kartų suvirpa koks nors skambesys, tuo garsas daugiau kartų pasikartoja ir tai sukelia aukštą dažnį, o kuo kartų mažiau garso banga suvirpa, tuo žemesnis dažnis. Pabandykite įdomų ir trumpą eksperimentą, kuris jūs įtikins, kad aukštas garsas yra daug svyravimų, o kad žemas mažai. Paimkite liniuotę ir pridėkite ant stalo, kad būtų likęs tik liniuotės galiukas išlindęs nuo stalo krašto, ir pabandykite jį nuspausti žemyn ir stebėkite, kaip liniuotė virpa. Ta patį padarykite patraukę liniuotę toliau nuo stalo krašto. Kaip manote, kurį kartą garso dažnis buvo aukštesnis? Dabar jau žinote, kaip atskirti aukštus ir žemus garsus. Mažai greitai vibruojantys objektai skleidžia aukštus garsus, o dideli, lėtai vibruojantys žemus. Tikiuosi, šiandienos pamokėlė jums padėjo ir sužinojote ką nors naujo. Iki kito susitikimo.